Nu, sveiki visi. Siaučiant šitam baisiam koronavirusui, nutariau pasidalinti keliomis mintimis su jumis. Čia yra vienas iš tokių receptų, retesnių, nežinau, ar kažkas jau bandė. Jeigu ne, tai siūlau išbandyti. Visų pirma, tai pradėsime gal nuo arbatos, kuri čia daroma iš pušies šakelės. Praktiškai reikia stengtis tą pušį rasti kažkur miške. Dabar vėjas labai daug yra pridraskęs. Ir tiesiog užvirinus pavirti kokias 5 minutės ir į stiklinę susipylus išgerti. Į dieną kokius 2-3 stiklinės, manau, bus gana. Toliau antras momentas. Taigi, antras momentas tai būtų iš tos pačias pušos šakelių susikarpyti su tokiamis žirklėmis. Aišku, gali būti žirklės ir kitokios. Tokių pagaliukų iš šakelės tiesiog. Ir pasirodo visai lengvai karposi. Tiesiog su kairė ranka gal kaip nelabai patogu. Kur čia jisai? Puikiausiai atsikirpo. Kažkur tai piršto storumo. Labai storų nereikia. Iš pradžių aš jas pjaučiau su tokiu pjūkliuku, bet karpyt pasirodo žymiai patogiau ir greičiau. Turim čia rinkinuką. Dabar žiūrim, ką čia su juo darysim ir kur jį rišim. Taigi, rinkinukas. Noriu čia visiems labai gerai matytis. Čia kažkokiu tai stebuklų nereikia, viskas labai paprasta. Pasiemam paprasčiausios statybinės izoliacijos, kažkur tai likusios nuo remontų. Popierinė tai izoliacija. Ir jeigu labai ilgų supjausi, tai bus gana nepatogu nešioti. Kažkas tai tokio, ar ne? Dabar, kad laikytųsi, aišku, platesnė izoliacija būtų geriau, bet negi dabar lėksi į tas parduotuvės ir ieškosi. Ką turim, tas tinka. Gali tai būti ir kažkoks tai skuduriukas, čia nėra didelio skirtumo, ar merliaus gabaliukas. Svarbu nepatinkėt pasidaryti. Dabar po tokių didelių vėjų pavasarį labai daug yra prikritusių šakų. Tai lengva surasti ir pasirinkti. Pilnas miškas. Tokia apyrankė yra daroma gana greitai, užtenka 5 minučių laiko ir reikia nešioti 1 parą. Kažkas tai tokio. Čia aišku. Rišam ant kairės rankos. Kairės rankos gal kažkaip taip. Tai izoliacija puikiai prilimpa. Ir kaip visą tai atrodo. Čia aišku, jūs galite mane pakritikuoti. Bet man atrodo, jeigu supjaušius trumpesniais gabaliukais ir daugiau jų padarius, tai visai neblogai gautųsi. Kažkur tai parą laiko užsidėjus panešioti ant kairės rankos ir ant kairės kojos. Rusų kalboje vadinasi zapestija. Zapestija tai čia yra tas paviršius, kur nagai yra. Tai ant kojos irgi lygiai tas pats, ant kairės kojos. Viskas dedama ant kairės. Kairė pusė skaitosi raminanti, vėsinanti. Jeigu uždėsite ant dešinės, tai šita visa apyrankė jums gali sukelti spaudimą, o čia kaip tik atvirkščiai ramins. Kažkas tai tokio. Čia yra dar ant kojos pasidaryti 3 gabaliukai. Vieną kaip tik gavosi čia per šakelę. Kažkas tai tokio. Čia toksai pat daikčiukas ant kojos. Taigi žiūrim, kas čia dabar bus.
O, kaip įdomiai, nu va, kažkas tai tokio. Kažkas tai tokio. Galbūt pasižiūrėję pamatysite, kaip čia galima padaryti. Nu, su viena ranka nelabai man čia gaunasi. Padaryti kažkaip patogiau. Nu, palaukite. Taip. Aha. Čia. Nu va, kažkokia tai tokia kojinė apyrankė. Ha, ha, ha. Aišku, nu, galima paslėpti čia. O. Nu, ir pamiršai, ir nešioji savo. Ir tiek žinių. Tai va, tai. Tiesa, pamiršau pasakyti, kodėl visą tai daroma ir koks mechanizmas veikimo viso šito. Virusai labai bijo visokie tokie, nepatinka jam pušis. Pušis turi stiprios energijos, jeigu pasižiūrėtumėt, po spygliuočiais mažai kas auga, nes negali pakęsti etarinio kvapo, tos bacilos, bakterijos. Tai čia irgi tas pats yra ir su žmogaus organizmu. Tarkim, miegant jau netgi jaučiasi tas kvapas, aromatas nuo tų šakelių. Aišku, tai turėtų būti nesudžiūvusios kažkokios pušies šakos, o galimai, žaliuojančios dar. Jeigu jūs kažkur rašite pušies šaknį, tai bus dar stipresnis veikimas. Tai va, tai iš pušies šaknų, iš pačio medžio šaknų, tai dar geresnis efektas. Čia ne aš sugalvojau šito metodo. Autorius yra daktaras Tursunovas, jam visa garbė ir pagarba ir nusilenkimai. Ačiū labai už dėmesį, likite sveiki. Manau, šitas pušų apyrankių metodas tikrai veikia, kadangi senovėje žmonės susirgusius plaučių ligomis, ten tuberkuliozė ar kažkokiais uždegimais, plaučių keldavo į medžius ant aikštelių ir jie ten gyvendavo, maistą jam paduodavo iš apačios, su virvėmis užsitraukdavo. Tai buvo daroma, kadangi neapkrėsti kitų ir žmogus pagydavo labai sunkių ligų, kadangi pušų eteriniai aliejai turi gydomąjį poveikį plaučiam. Tai mes, kol laukiama iš gydytojų vaistų prieš tą koronavirusą, galime pažaisti namie ir pabandyti šitos metodus. Tai va, tai linkiu visiems sėkmės. Iki. Į pušį neįlipsi. Ir nėra kas ten man atneš maisto. Tai va, į namus parsitempiau keletą šakelių. Čia taip, kad galima čia ir namie viską pasidaryti. Ir dar atsiradus laiko ir paknisus spintelę, čia suradau keletą tokių eterinių aliejų. Pirmas iš jų Altajaus kedras, ar ne? Kas čia? Taip, Altajaus kedras. Aišku, jį galima dėti į vonę. Kaip čia parašyta, vonė dedasi 5-10 lašų, masažui taip pat galima naudoti 3-7 lašai, 20 gramų vandens, kaip suprantu, ir aromaterapijai 1-2 gramai 5 kvadratiniams metrams patalpos. Tai čia galima turint laiko pažaisti. Kitas preparatas yra Moževelnik. Nežinau, kaip čia lietuviškai išsiverčia, bet įtariu, kad irgi kažkas tai iš spygliuočių. Tai va, kaip jį naudot? Tai čia pagrinde yra pirtims ir saunoms. Turbūt reikia pilt ant akmenų. Tai va, ką dar mes čia turim? Eukaliptą turim.
Eukaliptas tai jau nuo senų senovės žinomas. Galima su juo daryti inhaliacijas, visai neblogai, kvepia. Taip pat dažnai plaunu grindis, tai įlašinu 1-2 lašus, tai teikia tokį gaivumą ir be to naikina bacilas. Ir aišku, čia lietuviškas preparatas, jo yra pirkt Kalvarijų turguje. Čia padarytas yra ekstraktas iš, man atrodo, propolis, jo sumaišytas su alkoholiu. Nu, tai jisai žaizdelėm gydyti, bet galima ir naudoti aromaterapiją, aš taip suprantu. Nu ir dar, ką aš čia atradau, kas čia tokio, kažkoks vokiškas daiktas, kadangi vokiškai nelabai suprantu, bet aš taip įsivaizduoju, kad čia irgi aliejus, pušų aliejus, va, kiek suprantu. Nu va, tai va čia galima, turint laiko, o laiko dabar visi labai daug turim, vietoj to, kad sėdėt prie kompo, aš žinau, kad jūs sėdite dabar prie kompo. Nu va, tai galima pažaisti su eteriniais aliejais. Tai pažiūrim, jau kažkas burbuliuoja. Nu va, verda arbata iš pušų spiglių, tegul pavirs. Užstatom kokias, kiek čia mes užstatom? Na, kokias 8 minutės. Tegul pavirs, žiūrėsim, kas čia gausis. Mes čia turim. Žiūrėkit, artėja kalėdos pas mane. Nu, eglutė dar namie, nu ir ką tu sau galvoji? Ogi galvoju aš taip, kad reiškia, visi ten kriaukšėjo čiaudėjo, aš nečiaudėjau, kadangi kambarį laikiau eglutę. Ir jinai dabar jau dėja visiškai sudžiūvus, spygliai, kaip matot, nubyrėjo. Tai pats metas jau pabiški galvoti apie kitą eglutę. Vis tiek, ta eglutė kvepia, jinai kambariuose naikina bacilas. Aišku, labai gerai ir vėdint kambarius, bet turėt prie nosies kažkokį tai spygliuotį, tai man atrodo čia tik tai į naudą. Taip, ką mes čia turim? Čia yra toksai labai įdomus smilkalas. Reiškia, kažkada pirktas iš kaziukų mugės. Jie daro jų kelių rūšių. Vienas tai būna iš juodųjų serbentų kvapą turi, kitas yra daromas iš kanapių. Tai va, tai dabar aš nežinau, koks čia pas mane yra, bet maždaug išbandyti mes jį galim. Tokiu būdu. Va. Nu, pažiūrėjom. O, jo, čia panašu šitas papuolė juodųjų serbentų. Tai va, irgi labai neblogas daikčiukas.